Sveiki. Nesakysiu ir aš ką darysiu, bet gal suprasit. Pakelkit visi rankas, kurie nemėgstat kelti rankų. Ko nieks nekelia. Gerai, bent jau nemeluoja. Filosofas Immanuelis Kantas skelbė, kad lietuvių tauta privalo būti išsaugota, nes joje slypi raktas visoms mislėms, ne tik filologijos, bet ir istorijos įminti. Jis norėjo pasakyti, kad lietuvių kalba yra prasminė ir žodžių galima atsekti, kaip atsirado vieni ar kiti dalykai. Pavyzdžiui, mustangas. Kaip atsirado mustangas? Paprasčiausiai, musė šoko tango ir tapo mustangu. Ką mano kamanė? Ateina Kajus ir sako, ką jūs? Miške buvo rastas rastas. Šaltarankių aliejus. Ikaras išjojo į karą. Tu Nerijus? Manau, kad turi jūs. Tu tikrai daug valgai. Atsiprašau, Nerijau. Džiugai, ko toks liūdnas? Rytai, kelkis. Šaunus šaunuolis šauniai nušauna šunsnukį. Kasos į visas šalis. Kasosi visas šalis. Apvertė kolonėlę ir dabar garsas kažkoks apverstas. Tavo dainuojamasis balsas labai stipriai skiriasi nuo šnekamojo. Sniegdriba. Ilgaūgiai. Kartą teta pasakė, kad jos ausis trumpos kaip zuikučio. Arba kažką apibūdino, kad ausis yra nuleipusios kaip dobermano. Aš šiaip sveikas, bet ne šiuo metu. Lauke buvo daug balų ir tėtis grįžo visas išbalęs. Važiuok į Ganą, čia tokia šalis, ir kai tau dės maistą, ir kai tau užteks, sakyk gana. Važiuok į Maltą ir užsisakyk maltos mėsos. Būrė ir subūrė aplink save daug žmonių. Kai aš šoku, kitiems būna šokas. Koks yra orų žmogus? Tas, kuriame daug oro. Žinau, kad būna nerangių žmonių, o būna rangių. Tavo svoris krenta ar leidžiasi? Čia prieš renginį. Tikiuosi, kad daug žmonių susirinks. O, jau vienas susirenka. Eis laukais, palaidais plaukais. Nuliūdo kaip liūtas. Iš vaikiškos išminties lobyno stalas yra kėdžių mama. Vertėjas. Vertėjas yra tas žmogus, kuris verčia tekstus arba verčia vienus dalykus kitais. Kvepia sakais. Ką sakai? Sakau, kvepia sakais. Užsienio kalba. Dabar apie latvių kalbą. Kaip latviškai pienas. Karvių skystals. Dantų pasta. Zubų tepals. Dangaus karalystė. Debesų valstyba. Čia rimtai. Ar tu pasiruošęs? Ar tu gatavs? Aš noriu. Man gryps. Toliau vokiečių kalba. Vienas žmogus, norėdamas vokiečiams pasakyti, kad jis nesupranta ir nemoka vokiečių kalbos, sakydavo ich verstecke nicht. O tai reiškia, aš nesislepiu. Toliau anglų kalba. Ką reiškia go ahead? Eik galvon. It's your turn. Čia tavo posūkis.
To betterize. Pagerinti. He is not good, but he is gooding. Jis ne toks geras, bet jis gerėja. Toliau trumpi bairiai. Laimingų šventų naujųjų metų. Kartą žaidėm Alijas ir vardino planetas, sako Venera, Saturnas, Platonas. Platonas šiaip filosofas. Prašau, papasakok anekdotą, aš pažadu nesijuokti. Žinai, kodėl jį išmetė iš medicinos? Nes jo raštas įskaitomas. Per treniruotę. Ne į tą pusę įkvėpiau. Tiesiog sakė žmogus, kuriam lietuvių kalba negimtoji. Darbas su vaikais būtų nuostabus, jei ne tie vaikai. Durniokit protingai. Mėgok iš naujo. Išmokau kalbėti šnekėdamas. Sveiki atvykę į kasmetinį žmonių, kurie susirenka kiekvienais metais susitikimą. Tai dabar supratai. Ar saugu gyventi Kaune? Žinoma, kad saugu. Visą gyvenimą ten gyvenu ir vis dar gyvas. Pūstėje. Praeitą vasarą nedirbau ir maniau, kad švaistau laiką. Šią vasarą dirbu ir dabar suprantu, kas iš tiesų yra laiko švaistimas. Tu dabar užsiėmęs atostogo? Joelis. Stabdžiai veikia, bet nestabdo. Koks lengviausias būdas numesti svorio? Nusirengti. Aš mąsčiau, kad galvoju. Aš arbatos mechanikas. Moku arbatą pataisyti. Ar veidrodžiai rodo tik tai veidą? Ar šaligatviai būna visą laiką šalia gatvės? Ar priešas yra tas, kuris priešais? Aš jautrus nervams. Turėjom katiną ir tėtis vieną kartą jam yra pasakęs: tik nekrėsk šunybių katinę! Vienas žmogus stebėsi, kad viena mergina visiškai nevartoja pieno produktų. Klausia, jinai visai nevartoja pieno produktų, tai ką, kai gims vaikas ir pieno nevaitins? Jau man